Esu interjero dizainerė. Jau daugiau negu 12 metų kuriu, projektuoju ir padedu realizuoti interjero projektus. Visų svarbiausia, kuriant interjerą, yra idėja, užsakovo lūkesčiai, funkcionalumas, medžiagų suderinimas, paviršių pasirinkimas ir bendra visuma. Esame 116 kvadratų name. Šį interjerą projektavome jaunai šeimai. Todėl vienas iš svarbiausių dalykų buvo teisingai pasirinkti baldų ir sienų paviršius. Ta padėjo padaryti Royal Wall meistrai. Išdiskutavę su jais problematiką, nusprendėme sienas dengti dekoratyviniu dažymu. Dekoratyvinis dažymas atsparus valymams, atsparus prisilietimams, yra lengvai pataisomas net atsiradus nežymiems mechaniniams pažeidimams. Jį panaudojame svečių kambaryje, miegamojo zonoje, holose, kur yra nuolatinis kontaktas su žmogumi, rūbais ir galimas prisilietimas. Taip pat valgomajame prie valgomojo stalo. Renkantis medžiagas, dekoratyvinis dažymas turėjo privalumų, todėl kad tai yra vientisa medžiaga. Juo galima dengti tiek sienas, tiek nematomų durų paviršių, kas suteikia papildomą funkcionalumo naudojantis užsakovams, netgi galimi sprendimai ant baldų. Šiame interjere mes naudojame neutralius tonus, šviesius pasirinkimus, tačiau dekoratyvinis dažymas turi plačią spalvų gamą, tad norint akcentuoti sienas galima pasirinkti kur kas intensyvesnius atspalvius.